Kaip sekasi verslas? Dešų? Taip. Taigi užžauko viską. Kodėl? Kas nutiko? Sugalvojom ir mes pagaminti tų dešų be dabar čia kaip populiaru daryti, kad aš ir pats galėčiau valgyti. Ir kaip sekėsi? Blogai, viskas prasmirdo, paseno tos dešos, sekančią dieną baisu buvo. Teko išmesti? Ne, atpiginom 2%, uždėjom akcijos lipduką atgal į prekybą ir tą pačią dieną visas išpirko. Tik tai pusę kupišką suviduriavo. Ar gavote už tai baudą? Ne, aš baudų nemoku, tik tai kyšius. Tai kodėl uždarėte įmonę? Tai neuždariau, tiesiog pakeitėm šiek tiek veiklos sritį ir pavadinimą. O kaip jį dabar vadinasi ir kuo užsiemate? Tai vadinasi, Pixelmator Team, o gaminam tai fotkių redagavimo softą. Toks kaip Photoshopas, tik daug prastesnė. Ar labai skiriasi nuo mėsos perdirbimo? Principė taip, seniau gamindavom šūdą, gražiai supakuodavom, paleisdavom reklamą ir išpirkdavo visas. Dar labai sėkminga buvo varguolių gaminių linija. Ten dešros tik tai iš krakmolo ir kanopų, visiškai be mėsos. Ir pirkdavo? Oi, išpirkdavo kaip velniai viską. Ir dabar aišku šūdą darom, tik tai kad reklamos tiek nereikia ir taip viską išperka. Be kompromisiškai. Aišku, darbas dabar yra kur kas švaresnis, drabužiai neprasmirsta, bent jau mano programeriai kai kurie tai dvokia kaip žiurkės. O kaip su jais sutarėte? Tai kad jie net nebendrauja, dirba pajuodusiais pakiais, atrodo, kad gyvena tam darbė prie savo kompo. Ateinu čia rytais prie ofiso atrakinti, žiūriu jau laukia, kaip benamiai, atrodo, neturiu kur gyventi. Dreba visi kompus, nori įsijungti kuo greičiau, nesuprantu. O kaip jie laisvalaikį leidžia? Kokį dar laisvalaikį, jie net nevalgo, sakau. Vieną kartą ateinu, žiūri, jau toks paliegęs guli praktiškai ant to stalo, vos beskrebendavas klaviatūrą. Sakau, psiche, eik tu pavalgy, dar čia numirsi mano ofise. Tai išsitraukė iš stalčiaus, pieno sukišusio pakelį ir čipsų. Sukrapsnojo vietoj. Sakau, eik tu, durniau, į virtuvėlę yra tam padaryta. Ten pavalgyk normaliai. Ne, kad tik laiko negaišti. Tais kompais skrebena ten nesam šūdus kažkokius. Kokia mašina, pažiūrėkite. Dar su tranzitiniais. Ar pats naudojate jūsų įmonėje kuriamą programinį įrangą? Ne, tikrai ne, mes savo softo nenaudojam ir net neketinam naudoti. Kodėl? Kaip aš jums pasakysiu labai paprastai. Jeigu Photoshopas, tarkim, būtų koks olimpinių žaidynių čempionas, tai mūsų kuriama įranga būtų, duok dievė, parolimpinių žaidynių bronzos medalininkas. Žodžiu, dar tikrai yra kur stengtis. Ir plus mes dar kuriam makams, o aš makų neapkenčiu. Šitą iPadą tai naudoju, kad tik prieš tokius varguolius pasimaivyt. Tai kodėl kuriate makams, jei nemėgstate jų? Tai kad makų vartotojai vieninteliai dar babkės moka už tokius šūdus. O man reikia babkių naujam Hammeriui. O tai kas atsitiko senajam? Tai atsibodo.